Sveiki, gerbėmėjai ponios ir ponai. Su jumis ir vėl aš, Mindaugas Montvilas, ir aš sveikinu jūs jau jubiliejinėme 20-ajame pramoginio apokaliptinio infošou pabaiga jau arti epizode. Tradicinis perspėjimas, viskas, ką išgirsite šioje laidoje, gali kelti grėsmę ir tikriausiai kels grėsmę tolimesniam liberaliosios demokratijos egzistavimui. Jūs buvote apie tai perspėti. Ir šiandien pasikalbėsime tokia sudėtinga ir karšta ir visada karšta tema kaip visi tie trans ir interseksualumo klausimai. Ir aš apie tos klausimus pabandysiu daugiau pakalbėti iš politinės, geopolitinės pusės, nes kaip jau tikriausiai visi suprantate, šitie klausimai seniai išėjo iš siauros medicininės srities ir tapo ideologiniais, pasaulėžiūriniais ir netgi geopolitiniais klausimais. Ir čia reiktų pasakyti deja. Ir pradėsime gal nuo interseksualumo. Tokia kondicija kaip interseksualumas, tie, kas dar nežinojo, tai tikriausiai sužinojo per šias olimpinės žaidynės, kai visiems buvo paaiškinta, kad jūs čia nekreipkite dėmesio, tos boksininkės, kurios atrodo kaip vyrai ir smūgiuoja kaip vyrai, tai nėra trans, jos yra intersex ir dėl to viskas čia tvarkoje. Ar tikrai? Ir aš, kaip minėjau, kadangi nesu medikas, aš labai giliai pabandysiu nesileisti į medicininius aspektus, bet tik tai paviršium pačiu praslysime, bet aš pasistengsiu paaiškinti, kokiu būdu intersex ta pati fizinė kondicija, ar fizinis defektas, ar liga, kaip ten be pavadinsi, kokiu būdu tai vėlgi iš medicinos srities persikelia į visą ideologinę lygmenį, į politinį lygmenį ir galiausiai tikriausiai tas klausimas ir buvo vienas iš to, kas pagimdė ir visą transideologiją, kuri dabar, aš apie tai šiek tiek papasakosiu, bet tą turbūt matote kiekviename žingsnėje šiomis dienomis, ta ideologija ateina vėl pas visus ir visais būdais. Taigi, intersex. Visi turbūt, kas kiek domėsi, žino, kad tokios kondicijos, kai žmogaus lyties neįmanoma tiksliai nustatyti, ar tai neįmanoma, ar sunku, ar klaidingai nustatoma gimimo metu, jų pasitaiko. Retai, bet pasitaiko. Tačiau pradėti vis dėlto reiktų nuo to. Pradėkime nuo to, kad pavyzdžiui paimkite ir įveskite Google paieškoje kokią nors frazę "What is the percentage of intersex people?" ar kažkas tokio. Google'as jums išves tokį skaičių 1,7%. Tai yra 1,7% gimusių žmonių yra intersex. Skamba daug, ar ne? Ir iš tiesų 1,7% yra daug. Ir tie gydytojai, kurie su tuo susiduria, jie iškart jums pasakys, negali būti. Taip, negali būti. Iš kur tas 1,7% atkeliauja? 1,7% atkeliauja iš tokios mokslininkės vardu Anne Fausto Sterling. Pastaroji mokslininkė dar 1993 metais parašė mokslinį darbą pavadinimu 5 lytys, The 5 Sexes. Atkreipkite dėmesį, sexes, ne genderas. Na ir tame mokslinėme darbe jinai pateikė hipotezę apie 5 lytis – vyrus, moteris, merm, ferm ir herm. Vėliau jinai savo knygoje 2000 metais išleistoje Sexing the Body, Gender Politics and the Construction of Sexuality dar išplėtė šią mintį ir apskritai išvystė idėją, kad lytis tai yra ne kažkokia atgyvenusi dichotomija, o būtent nesibaigiantis kontinuumas. Tam, kad pagrįsti šį teiginį, pastaroji mokslininkė, pastaroji moteris, jinai pasitelkė kaip vienas svarbiausių argumentų interseksualumo būseną
Ir tik tai jinai, žinoma, paskelbė tą interseksualumo būseną, apibrėžė ją labai plačiai. Ir Fausto Sterling prie interseksualumo priskiria net 10 skirtingų genetinių sutrikimų. Tačiau taip vienareikšmiškai to nepriema beveik niekas iš medikų bendruomenės. Bendras konsensusas yra dėl galbūt keletos tik iš jų, tarkim, androgenų jautrumo sindromo, tai yra androgen insensitivity syndrome, ir congenital adrenal hyperplasia, tai yra įgimtos antinksčių hiperplazijos. Dėl visų kitų yra klausimų, dėl kurių labai didelių klausimų dėl kai kurių, o vis dėlto netgi liūto dalį iš tų 1,7% sudaro viena tokia kondicija, viena tokia liga, vadinama late onset congenital adrenal hyperplasia, tai yra lėtai pasireiškianti įgimta antinksčių hiperplazija. Taigi jinai sudaro viena pati 1,5% iš tų 1,7%. Kasgi yra ta lėtai pasireiškianti congenital adrenal hyperplasia? Na, tai yra toks sutrikimas, kuris pasireiškia dažniausiai, ir jūs nusijuoksite dabar, nesimptominiu būdu. Jeigu pasižiūrėtume, kokie yra įvardinami simptomai, tai juos galima turbūt priskirti ir kas antram paaugliui. Tai yra plaukotumas, ankstyvas plaukotumas, didelis plaukotumas, didelis spuogų kiekis ir panašus dalykai. Aišku, ten priskiriami prie simptomų ir rimtesni dalykai, kaip nevaisingumas, mažas ūgis ir panašiai, bet iš tikrųjų šitokio sutrikimo priskirimas prie interseksualumo savokos kelia labai daug klausimų ir čia vėlgi yra ne mano asmeninė nuomonė. Žymus šios srities mokslininkas Leonardas Saksas yra pasakęs taip iš karto pasirodžius šiai knygai ir šiai teorijai. Pagrindinė šio išplėstinio interseksualumo būsenų sąrašo problema yra ta, kad 5 dažniausiai pasitaikančios įvardintos lygos nėra interseksualumas kaip po toks. Išsamiau išnagrinėję šias 5 būklės pamatysime, kad nėra jokios prasmingos klinikinės būtinybės, pagal kurią šios būklės turėtų būti laikomos interseksualumu. Kaip matysime, nukrypimas nuo platoniškojo idealo nėra kliniškai naudingas kriterijus tokiai medicininiai būklei kaip interseksualumas apibrėžti. Dar didesnė problema su Anne Fauste Sterling tiek knyga, tiek teorija, tiek ypač toje knygoje taikomais pavyzdžiais yra ta, kad visi knygoje jos žymiojoje Sexing the Body minimi pavyzdžiai yra būtent iš tų formų interseksualių asmenių, dėl kurių sutinka visi. Tai yra asmenys, pavyzdžiui, kurie turi androgenų nejautrumo sindromą. Tuo tarpu 99% atvejų populiacijos iš tų, ką jinai pati apibrėžė interseksualiais, yra iš tų formų interseksualumo, dėl kurių visi abejoja ir, tarkim, daktaras Leonardas Saksas ir praktiškai visi klinikiniai medikai jų nelaiko interseksualumu. Tai šitoj vietoj akivaizdu, kad minėtoji ponia Anne Fausto Sterling, jinai iš tikrųjų naudojasi labai nesąžiningai ir manipuliatyviai interseksualiais asmenim ir iš tikrųjų taip laisvai ir neapibrėžtai išpūsdama šių žmonių skaičių iki beveik 2% nuo populiacijos, kai realiai pati remiasi tais atvejais, kurie yra 0,02% nuo populiacijos. Tai rodo, kad motivacija nėra kažkokia mokslinė ar panaši. Motivacija tokių teorijų yra grinai ideologinė. Ir būtent Anne Fausto Sterling, jinai iš tikrųjų yra ta jungiamoji grandis. Tai yra asmuo, tai yra, pavadinkime, mokslininkė, kuri iš pradžių bandė išplėsti
tą biologinių lyčių skaičių, paskui, kadangi jos darbai pripažinkime, tarp medikų, tarp biologijos mokslo žmonių nesulaukė pripažinimo, jinai galiausiai perėjo į gender studies, į tų socialinių lyčių sferą. Ir šitoj vietoj čia yra atsakymas visiems tiems mūsų dabar progresyviesiems, kurie mums aiškina, jūs tamsuoliai nieko nesuprantate. Yra tai biologinė lytis yra viena, o socialinių lyčių daugybinių mokslas čia yra visai kas kita. Taip, su šito mes iš tikrųjų tai sutinkame punktų. Iš tikrųjų, biologinės lytis ir jų mokslas yra labai aiškus tikras mokslas, skirtingai nuo socialinių lyčių vadinamųjų. Bet iš tikrųjų yra ta jungiamoji grandis ir yra ta jungiamoji grandis būtent va tokios mokslininkės kaip minėtoji Anne Fausto Sterling, kurios įdirbis ir palikimas yra labai didelis ir matomas visur ir kaip jau grįžtame prie to paties 1,7%. Tie 1,7% ir yra grinai dėl to, kad tai ideologiniai, pavadinkime, transseksualizmo, lyčių, gender studies stovyklai, jai reikėjo kažkokio tai ir fizinio pagrindimo, kad mes negyvename kažkokioj jų pavadinimų lyčių dichotomijos diktatūroj. Jiems reikėjo parodyti, kad interseksualumas yra labai paplitęs dalykas ir iš to išplaukiant visos tos socialinių lyčių studijos yra labai prasmingas dalykas, tai ne kažkokia sena, atgyvenusi, nebemadinga dichotomija. Pažangus piliečiai jau seniai gyvena išlaisvintame iš nežinojime žymiai takesnių ir persipinusių kategorijų pasaulyje. Čia ne mano žodžiai. Šitą dalyką aš perskaičiau LRT tekste, kurį parašė ne kas kitas, o Paulius Gritėnas, mūsų filosofijos viltis ir pažiba, žurnalistas, apžvalgininkas, humoristas ir kas tik tai nori. Ir jis be abejo ne vienas. Visa mūsų progresyvi Lietuva, kaip ir visas progresyvus pasaulis, iš tikro klusniai perėmė naują ideologiją ir džiugiai gyvena šitame naujame, drąsiame, takių lyčių ir persipinusių tapatybių pasaulyje. Ir štai vat šitoje vietoje ir įvyksta didysis stebuklas. Nes jūs tikriausiai suprantate, šita genderistinė ideologija, jinai turi savo pačioje esmėje užprogramuotą didžiulį problemą, didžiulį prieštarimą. Nes taip griežtai atskirdami socialinės lyties savoką ir biologinės lyties savoką, ką jie dažnai mėgsta daryti, jie tada turi problemų paaiškinti, kam reikia kaitalioti žmonėms lytis, jeigu žmogus gali susikurti savo lytį socialinėmis priemonėmis. Tačiau, kai jie pasinaudoja va tokiais triukais, kokius daro dabar prieš mūsų akis Paulius Gritėnas ir sukuria kažką, ką jie vadina persipinęs takesnių kategorijų pasaulis ir kitokias abstrakčias išplaukusias savokas, tuomet tokiame pasaulyje įmanoma viskas, tuomet galima ir visas lytinės tapatybės problemas, kurios gimė kažkokioje socialinėje erdvėje iš kažkokių psichologinių problemų, joms galima pasiūlyti chirurginius sprendimus ir, kaip jūs puikiai supratote, tą jie ir daro. Ir šitoje vietoje, aišku, reiktų kažkaip tai tranzicionuoti, atleiskite už šitą išsireiškimą, prie šitos mūsų ir geopolitinės reikalo pusės, nes norime ar nenorime šitame keistame biologiname klausime, kuris netikėtai tapo socialinių, kultūrinių klausimų ir netikėtai tapo ir politinių klausimų, o dabar jau tapo ir geopolitinių klausimų. Jame taip, egzistuoja net ir geopolitinė įdedamoji. Ir ją, žinoma, jūs irgi jau turbūt girdėjote. Jeigu skaitėte mūsų pažangiosios Lietuvos įrašus Facebook'e, tarkime, paimkime, kad ir šito paties kito Pauliaus Jurkevičiaus įrašą.
Matome, kad jeigu jums nepatinka visais požiūriais vyrai mušantis moteris, jūs esate kažkur tai jau nebetoli Putino. Ir vėlgi, mintis neoriginali, kaip neoriginali ir paties Pauliaus Gritėno visos mintis, ir Pauliaus Jurkevičiaus visos mintis. Visi šitie žmonės, jie gyvenime nėra jokios originalios minties turėję, jie atkartoja tai, ką jiems parašo, Pauliaus Gritėno atveju gal koks New York Timesas, Pauliaus Jurkevičiaus gal analogas Italijoje. Jie tos dalykus atkartoja, jie tai suveda į mes ir jie dichotomiją. Iš tikrųjų, ironiška yra tame, kad tie žmonės, kai kur bando tą dichotomiją panaikinti, kitur jie labai nori griežtos dichotomijos, ar ne? Kalbant apie tą patį Paulių Jurkevičių, kuris iki tapdamas lyčių dichotomijos neigėjų ir geopolitinio požiūrio į tą šalininkų labiau garsėjo kaip aliejų ir kitų maistinių dalykų apžvalgininkas. Kai kurie žmonės netgi lygina jį su šiek tiek užkietėjusiu vidurių Čihuahua kalyte. Aš iš tikrųjų nemanau, kad panašumas yra labai didelis, bet spręsti yra jums. Bet kuriuo atveju tokios nuomonės mūsų viešojoje erdvėje tikrai sklando, tikrai populiarios. Ir iš ko tai atsiranda? Ir deja, tai atsiranda iš tų pačių Jungtinių valstijų, kad ir kaip mums nepatiktų, bet Jungtinės valstijos dabartinė ypač administracija šitą ideologiją priėmė kaip vieną svarbiausių savo ne tik vidaus politikos agendos vadinamos punktų, bet deja ir pabandė šitą dalyką įdiegti savo užsienio politikoje su tikrai katastrofiškomis pasiekmėmis tiek Jungtinių valstijų įvaizdžiui pasaulyje, tiek ir bendrai sveikam protui ir nusistovėjusiais, pasakykime, pasaulio tvarkai. Šioje vietoje, aišku, dar kartą reikia pabrėžti. Aš asmeniškai nesakau šito dėl to, kad aš norėčiau pasakyti, kad ieškokime alternatyvos rytuose ar kažką iš tos ryties. Tai tikrai ne, bet supraskime ir tai, kad tai, ką išdarinėja konkrečiai šita Jungtinių Amerikos valstijų administracija, yra, antižmoniška ir iš tikrųjų mums reikia kažkokiu būdu pragyventi visą šitą beprotybę ir sulaukti kažkokių tai pokyčių. Aš pasakysiu taip, kad pagrysti savo žodžius. Dabartinės administracijos politika tai jau seniai išaugo iš tokių, žinote, pasakykime, demonstratyvių simbolinių gestų, kaip tarkim iškabinimas Pride ten trans vėliavų savo ambasadose visame pasaulyje, įskaitant net šventąjį sostą, ar ne? Čia dar yra žiedeliai, bet aš jums, kad suprastumėte visą padėties sunkumą, padiktuosiu ištrauką iš tarpžinybinio veiksmų plano skirto, taip aš perskaitau jo pavadinimą, tarpžinybinis veiksmų planas skirtas kovai su vadinamosios konversinės terapijos praktika visame pasaulyje pagal JAV prezidento vykdomojo įsakymo 14075 santrauką. Ir šiame oficialiame plane, kurį galite susirasti valstybės departamento puslapyje, yra ir paminėti tokie dalykai, tarkim, aš pacituosiu vieną sakinį. Naudodamiesi esamais ištekliais pabrėšime, kaip svarbu užtikrinti plačią prieigą prie įrodymais pagrįstos SOGISC patvirtinančios priežiūros ir išryškinsime įrodymais pagrįstus išteklius skirtus šeimos kaip plėsti palaikantį ir patvirtinantį elgesį su LGBTQI+ jaunimu. Čia, aišku, reiktų pasakyti, ką reiškia šitas akronimas SOGISC. Tai reiškia Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics. Bendrai viskas, socialinės ir socialinės ir biologinės lytis, kaip matome, visą apimantis akronimas.
Ir išvertus į žmonių kalbą, šitas planas, ką jis iš tikrųjų reiškia, jis reiškia plėtrą tos lyčių kaitaliojimo programos vaikams, visų amžių vaikams, aš pabrėšiu. Ir jūs vis dar netikit manim, jūs galvojat, va čia aš kažką prisigalvoju, pritempinėju, kažką tai ten manipuliuoju faktais ir dar kažką iš tos srities darau. Na, aš jums padiktuosiu tada šiek tiek iš paties New York Times. Šių metų birželio 25 diena. Dokumentai rodo, kad Baideno pareigūnai siekė panaikinti amžiaus apribojimus transseksualų operacijoms. Naujai paviešinti įtakingos grupės rengiančios transseksualų medicinos gairės elektroniniai laiškai rodo, kad JAV sveikatos apsaugos pareigūnai lobino už tai, kad būtų panaikintas minimalus nepilnamečių chirurginių operacijų amžius, nes nerimavo dėl politinių pasekmių. Baideno administracijos sveikatos apsaugos pareigūnai spaudė tarptautinę medicinos ekspertų grupę išbraukti iš transseksualių nepilnamečių priežiūros gairių amžiaus apribojimus paauglių operacijoms, kaip teigiama neseniai paviešintose teismo dokumentuose. Pareigūnai baiminosi, kad minimalus amžius gali paskatinti didėjantį politinį pasipriešinimą tokiam gydymui. Pasaulinės profesinės transseksualų sveikatos asociacijos narių elektroninių laiškų ištraukose pasakojama, kaip sveikatos ir žmogiškųjų paslaugų departamento sveikatos padėjėjos admirolės Rachel Levine, kuri pati yra transseksuali moteris, darbuotojai ragino juos išbraukti siūlomus apribojimus iš grupės gairių ir matyti jiems pavyko. Taigi šitas skandalas jau papuolė į visą mainstreaminę spaudą. Apie šitą skandalą rašo The Economist, New York Times, Wall Street Journal ir bet kokie kiti didžiausi ir įtakingiausi mainstreaminiai leidiniai. Tik tai žinoma, kažkodėl vėlgi mažiausiai apie tai galima sužinoti Lietuvoje. O šiaip, kalbant apie Ameriką, tai Amerikos progresyvieji iš tikro mėgsta lygiuotis ir sakyti, kad Jungtinės valstijos turi būti panašesnės į Europą visais socialiniais klausimais. Tačiau pasižiūrėjus į Europą, Europoje šita mada irgi buvo atėjusi kaitalioti vaikams lytis į kai kurias šalis. Ir Europos šalis jau iš tikro atsikando ir vyksta priešingi procesai. Paskelbtas tokių dalykų moratoriumas Švedijoje, Norvegijoje, Jungtinėje karalystėje. Štai Jungtinėje karalystėje šių metų balandžio mėnesį buvo paskelbta žymios vaikų pediatrės Hilary Cass ataskaita apie, sutrikusios lytinės tapatybės vaikų gydymą. Ir šioje ataskaitoje gan akivaizdžiai yra paneigti viso to lyčių keitinėjimo komercinio pramoninio komplekso teiginiai. Ataskaitoje teigiama, kad lyčių medicina yra itin silpnai įrodytas sritis. Pasaulinės profesinės transseksualų sveikatos priežiūros asociacijos parengtos gydymo gairės yra įtakingos, tačiau joms trūksta labai aiškumo ir griežtumo. Nerasta įrodymų, kad brendimą blokuojantis hormonai suteiktų jauniems žmonėms laiko pagalvoti apie savo lytinę tapatybę, tačiau nustatyta, kad šios intervencijos savaime iškreipia besiformuojančio jauno žmogaus tapatybę ir sveikatą. Taigi, iš tikro, Europa jau ko gero pasiekė visišką konsensusą, kad šita lyčių kaitaliojimo mada jauniems žmonėms, paaugliams ir vaikams, yra mažiausiai kvestionuotina, bet realiai tai tikrai panašu į kažkokį pamišimą. Tuo tarpu Amerika ir ypač šita administracija akivaizdžiai laikosi senosios, tai yra ne senosios, bet savo tos linijos, kurią puikiai reprezentuoja tokie kaip admirolas Rachel Levine. Ir šitas iš tikro akivaizdžiai persikelia ir į politinės vidinės kovas, kaip minėjom, ir šiuose prezidento rinkimuose akivaizdžiai Respublikonų partija atstovaus sveikesnį požiūrį šito klausimu, o demokratai jau vėlgi visiškai nekvestionuotinai, net ir paskeitus Baideno administracijos kadrus,
Kamalos Haris administracijos kadrais viskas bus dirbama ta kryptimi ir tai rodo tas faktas, kad Kamalos Haris pasirinktas viceprezidentinis kandidatas Timas Volcas savo valstiją paskelbė pirmaujančią toje srityje ir iš tikrųjų netgi paskelbė ją prieglobsčių visiems transseksualams darytis operacijas bet kokiam amžiuje. Iš tikrųjų pakankamai kraupus ir liūdni dalykai šito klausimu ir iš tikrųjų demokratų pergalės atveju šita situacija Jungtinėse valstijose ir toliau blogėtų ir toliau vyktų taipogi ir bandymai visą šitą beprotybę primesti ir užsienio šalims, ypač toms šalims, kurios priklausomos nuo JAV užsienio paramos. Ir šitoje vietoje taipogi susidurėme su pakankamai nemažų pasipriešinimų jau iš, tarkim, Afrikos valstybių, kurios net ir už pinigus nenori šito džiaugsmo, kaip sako. Tačiau, tikriausiai taipogi žinote, yra tokių valstybių, kurioms atsisakyti JAV paramos, finansinės ir karinės yra gerokai sunkiau arba net neįmanoma. Šituo atveju, aišku, kalbame Ukrainą ir turbūt visi žinote dabar tą istoriją, kad naujasis Trumpo viceprezidentinis kandidatas Jamesas Davidas Vance'as, jis yra pakankamai griežtai pasisakęs prieš paramos Ukrainai skirimą ir ne kartą ir jis pakankamai nuosekliai šitos pozicijos laikosi. Bet ko jums nepapasakoja, iš tikro vėlgi pilnos istorijos jums mainstreaminė žiniasklaida nepapasakoja, bet vienas pirmesnių jo konfliktų su Ukrainos valstybė prasidėjo nuo to, kad pernai metais ukrainiečių teritorinės gynybos pajėgos buvo įsigudrinusios savo atstovę spaudai darbinti tokią JAV pilietę Sarah Ashton Cirilov, kuri buvo transgenderė, ar transgenderis, kaip ten be pavadinsit, ir pakankamai nestabilios psichikos ir vilkėdama oficialią Ukrainos kariuomenės uniformą ir būdama pareigūnė oficialiais kanalais platino tiesiog grasinimus užsienio žurnalistams. Ir tas susilaukė dėmesio už Atlanto ir buvo susilaukta oficialaus laiško iš tuomet tik eilinio JAV senatoriaus Jameso Davido Vance'o. Tai ir ko pasekoje šita pilietė psichiškai nestabili, jinai turėjo pasitraukti iš tų pareigų ir Ukrainos teritorinės pajėgos turėjo atsiprašyti ir atsiriboti nuo šitos pilietės. Ir akivaizdu, dėl kokių priežasčių jinai vėlgi buvo įdarbinta. Tai vėlgi vėl tas pats senas geras spaudimas Ukrainai iš JAV, iš kitų kai kurių organizacijų dėl tos pačios genderistinės ideologijos, dėl ko Ukraina tokių vos prasidėjus karą į skubos tvarką, tarkim, priėmė Stambulo konvenciją ir visi tie dalykai. Ir dabar turbūt suprantate, kad aišku, tie faktai mūsų progresyviesiems, jie yra labai nemalonus, jie jų visai vengia, jie visai bando mus visus gaslightinti, kas žino šitą terminą, jie bando mums parodyti, kad mes esam kažkokie nesusipratėliai, nesuprantam, išsigalvojam nesamus baubus, kad, tarkim, nėra Stambulo konvencijai kažkokiu tai lyties apibrėžimo kaip skirtingos nuo biologinės lyties, kad, tarkim, olimpiados kontekste, kad interseksualumas čia visiškai nesusijęs su ta ideologinė linija, kas vėlgi netiesa, kaip jau įrodžiau, kad tai yra pakankamai irgi ideologizuotas klausimas, nes tai progresyviai stovyklai pakankamai karštai reikia įrodyti, kad interseksualumas nėra tik tai tos kelios retos, aiškiai apibrėžtos genetinės kondicijos, jiems reikia įrodyti, kad ir biologinė lytis nėra vienareikšmiškai dichtomiška koncepcija, jiems reikia įrodyti, kad tai yra pakankamai ženkli populiacijos dalis ir jiems reikia taipogi visą šitą reikalą išplėsti ir, kaip sakant, padaryti tarpdisciplininių, įvesti visus socialinių lyčių konceptus. Jiems viso to reikia, jas
ties to aktyviai dirba, jie skleidžia tą melą ir propagandą visais kanalais ir, tie, kas iš jūsų, kas turi smegenis, tai supranta, bet iš tikrųjų ar turi laiko net pasidomėti ir pasigilinti, bet akivaizdu yra tai, kad daugelį, ypač jaunesnių, patiklesnių žmonių, ta totalitarinė propaganda veikia ir ypač veikia ta pas mus ypač aktyviai ir pakankamai veiksmingai naudojama dichotomijos taktika. Jeigu tu ne už tai tu su Putinu. Ir žmonės, mėlieji, jeigu Putinas vaikšto apsimovęs kelnes, jūs neturite vaikščioti nusimovę kelnių, kad parodytumėte, kad jūs ne su Putinu. Tai ir lygiai taip pat to transgenderių klausimų. Jeigu jums neatrodo, kad kaitalioti vaikams lytis ar chirurginiais, ar hormonų blokavimo preparatais yra idiotiška mintis, jeigu jums taip atrodo, tai jūs nesate už Putiną. Čia nesusiję klausimai, iš kur, akivaizdu, iš kur jie ištraukia, bet nepasimaukite ant šitos kvailos, idiotiškos ir labai netgi kenksmingos propagandos, gerbėmieji, nes priešingų atveju jie ateis ir pakeis lytį ir jūsų vaikams ir to tikriausiai nenorite, ne? Todėl dėkui, kad žiūrėjote šią laidą, prenumeruokite, spauskite patiktukus, dalinkite žinią apie šitą kanalą, o šiaip dar mane galite susirasti ir Patreon platformoje, jeigu norite paremti ir jums patinka tikrai šis turinys, o dabar atsisveikinam, nes pabaiga jau arti.